Labas vakaras. Ot gerovės valstybė. Visokie gėjai vaikšto gatvėmis, vyrai apsirengę moterimis, išsidažę, išsimaliavoja, išsiteplioja kaip kokie klounai, net gėda žiūrėti. Ir jie net nedomina. Tačiau gėda Lietuvai, gėda žmonėms, doriems žmonėms, paminė visas vertybės krikščioniškasias. Ir o šitie krikščionys stovi prie katedros su paveiksliukais kaip angeliukai ir tyli bijo žodžio pasakyti. Ir taip pat, kodėl tyli ir kunigai, ir valstybė, ir vyriausybės atstovai. O čia kaip aiškinti vaikams, kas čia tokie vaikšto dabar, tokie su sijonais vyrai, su triusikais, tai nebereikia dabar nei žmonų mylėti, nei nieko. Jau taip gyvenimas apsivertė aukštyn kojom, kad kažkaip pagalvoji, kur čia dabar papuoliau, ar į tą pasaulį, kur šviečia saulė, ar tą pasaulį, ar čionai papuoliau, atsidūriau, ar kaip ufonautas į kitą planetą, ką sukūrė Dievas vyrą ir moterį, ir kaip vaikam paaiškinti, moteris, kodėl jūs taip irgi elgiatės, teks nešti paskui užsidėjus šitos juokdarius klounus ant kupros, vaikus ant kupros, tuos juokdarius klounus ant kupros, kurie nei vyrai jau nebėra, nei šeimų jiem nereikia, nei vaikų nereikia. Nori dar auginti vaikus, pasigimdykit pirmiausia ir turėsit, o negriebsit, neimsit iš svetimų, iš šeimų kitų vaikų ir pasidarykit, pasigimdykit, tada turėsit, kaip Dievas kad sukūrė. Moteris, kodėl taip nusileidžiat vyrams? Jūs nešit juos ant kupros vaikus ir net vyrus nešit ant kupros ir jau šeimų nereikia, jau nieko nebereikia. Ką vaikams pasakyti? Kokie čia klounai vaikšto Vilniaus gatvėmis? Man atsakykit. Kur vertybės, kurias aš rašiau, doroviškas vertybės, niekam nerūpėjo, nei kitiems žmonėms, nei Seime, nes visur čia dabar tie gėjai siaučia aplink. Kokiam pasaulyje atsiradau? Atsipeikėkit žmonės, prabilkit. Kas čia vaikšto šeimos tradicinių vertybių, tai nebuvo, galim vaikščioti po gardais, buvo aptverti žmonės, buvo aptverti po gardais, kaip kiaulės, kokie aptverti po gardais, o šitas saugo policija juos, kad nei pirštuko žmogų išdėjo antrankius, žmogus net nežinau, ką padarė, policijos daugybė minios. Ir kas čia per toks pasaulis, kas čia per tvarka, kas šitą daro gerovės valstybė mūsų? Graudu žiūrėti.